Plačiame skaitmeninėme pasaulyje, kur informacija sklinda šviesos greičiu, saugumas tampa svarbiausių rūpesčių. Kaip ir kosmosą valdo fizikos dėsniai, taip ir skaitmeninį pasaulį valdo kriptografijos principai. Šios kriptografinės širdyje slypi revoliucinė koncepcija, žinoma kaip viešojo rakto kriptografija. Įsivaizduokite sistemą, kurioje galėtumėte pasidalinti raktu su visu pasauliu. Raktu, kuris galėtų užrakinti žinutę, bet negalėtų jos atrakinti. Tai yra viešojo rakto kriptografijos esmė. Sistema pakeitusi bendravimo ir verslo vykdymo būdą skaitmeninėme amžiuje. Tradicinė kriptografija rėmėsi vienu slaptu raktu tiek šifravimui, tiek dešifravimui. Ši sistema, žinoma kaip simetrinio rakto kriptografija, sukėlė didelį iššūkį – saugų rakto perdavimą. Viešojo rakto kriptografija, dar vadinama asimetrinė kriptografija, elegantiškai išsprendžia šią problemą. Įvesdama du skirtingus, bet matematiškai susietus raktus – viešąjį raktą ir privatųjį raktą. Įsivaizduokite užrakintą pašto dėžutę su dviem raktais. Vienas raktas gali užrakinti pašto dėžutę ir šis raktas duodamas visiems. Tai yra jūsų viešasis raktas. Kitas raktas gali atrakinti pašto dėžutę ir šis raktas laikomas paslaptyje. Tai yra jūsų privatusis raktas. Kiekvienas gali įmesti žinutę į pašto dėžutę, bet tik jūs, turėdami savo privatųjį raktą, galite jo atrakinti ir perskaityti žinutės. Ši išradinga sistema leidžia saugiai bendrauti be išankstinio raktų keitimosi poreikio. Jei kas nors nori jums nusiųsti konfidencialią žinutę, jis naudoja jūsų viešąjį raktą jai užšifruoti. Tik jūs, turėdami atitinkamą privatųjį raktą, galite iššifruoti žinutę ir ją perskaityti. Viešojo rakto kriptografijos ištakos siekia revoliucinį Whitfield Diffie ir Martin Hellman darbą 1976 metais. Jų novatoriškas straipsnis Naujos kriptografijos kryptis pristatė viešojo rakto keitimosi koncepciją. Metodą, leidžiantį dviem šalims sukurti bendrą slaptą raktą nesaugių kanalų. Šis proveržis atvėrė kelio praktinių viešojo rakto kriptosistemų kūrimui. Remdamiesi Diffie ir Hellman padėtų pagrindų, Ron Rivest, Adi Shamir ir Leonard Edelman 1977 metais sukūrė RSA algoritmą. Pavadintas jo kūrėjų vardu, RSA algoritmas tapo viena pirmųjų ir išlieka viena plačiausiai naudojamų viešojo rakto kriptosistemų. Jos elegantiškas matematinis pagrindas, pagrįstas didelių pirminių skaičių faktorizavimo sudėtingumu, suteikia patikimą ir saugų šifravimo, skaitmeninių parašų ir raktų keitimo metodą. Ketvirtas skyrius – viešojo rakto kriptografijos svarba kasdieniame gyvenime. Nuo to momento, kai atrakini savo išmanųjį telefoną, iki to momento, kai atlieki pirkimą internetu, viešojo rakto kriptografija tyliai saugo tavo skaitmeninį gyvenimą. Kiekvieną kartą, kai lankote svetainėje, apsaugotoje HTTPS protokolu, jūs pasitikite viešojo rakto kriptografiją, kad užmegztumėte saugų ryšį. Kai siunčiate laišką užšifruotą PGP Pretty Good Privacy protokolu, jūs naudojate viešojo rakto kriptografijos galią, kad apsaugotumėte savo žinutės konfidencialumą. Be šių kasdienių programų, viešojo rakto kriptografija atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį, užtikrinant kritinės infrastruktūros saugumą, įskaitant finansinės operacijas, vyriausybės ryšius ir karinės operacijas. Jos gebėjimas užtikrinti konfidencialumą, autentiškumą ir nepaneigiamumą pavertė jau nepakeičiamų įrankių skaitmeninio pasaulio apsaugai. Penktas skyrius – iššūkiai ir būsimos grėsmės, raktų valdymas ir kvantiniai kompiuteriai. Kaip ir bet kuri galinga technologija, viešojo rakto kriptografija susiduria su nuolatiniais iššūkiais. Vienas iš svarbiausių iššūkių yra raktų valdymas. Saugus raktų generavimas, saugojimas ir platinimas. Privataus rakto kompromitavimas gali turėti katastrofiškų pasekmių, suteikiant neleistiną prieigą prie neskelbtinos informacijos. Žvelgiant į ateitį, kvantinių kompiuterių atsiradimas kelia potencialią grėsmę ilgalaikiam viešojo rakto kriptografijos saugumui. Kvantiniai kompiuteriai, turėdami neprilygstamą apdorojimo galią, galėtų potencialiai sugriauti plačiai naudojamų algoritmų, tokių kaip RSA, matematinius pagrindus. Tačiau kriptografijos bendruomenė aktyviai tyria ir kuria atsparius kvantams algoritmus, kad sušvelnintų šią būsimą grėsmę. Šeštas skyrius
Išvada viešojo rakto kriptografija – skaitmeninio amžiaus kertinis akmuo. Skaitmeninio amžiaus gobelinė viešojo rakto kriptografija yra žmogaus išradingumo liudijimas. Jos elegancija ir galia pakeitė mūsų bendravimo apsaugą, privatumo apsaugą ir pasitikėjimo kūrimą skaitmeninėme pasaulyje. Keliaujant toliau į skaitmeninę erdvę, viešojo rakto kriptografija ir toliau atliks pagrindinį vaidmenį, formuojant saugę ir patikimą skaitmeninę ateitį. Kaip ir kosmosas toliau žadina pagarbą ir nuostabą, taip ir viešojo rakto kriptografijos išradingumas turėtų įkvėpti mus tyrinėti beribės saugaus ir tarpusavyje susijusios skaitmeninio visatos galimybės.